Garantuotai kiekvienas kasdien susidurėte su geležiniais daiktais, kuriems žaliava buvo iškasta Švedijos šiaurėje. Už poliarinio rato Kirūnos mieste yra didžiausia pasaulyje požeminė geležies rūdos kasykla. Būtent joje ir aplinkinėse kasyklose išgaunama net 80% Europos geležies. Į Kirūnos kasyklą patenkama tuneliais, kuriais važinėja transportas tarsi požeminio miesto gatvėmis. Šiuo metu rūda kasama apie 1400 metrų gylyje, naudojant nuotoliniu būdu valdomas mašinas. Įdomu tai, kad šios mašinos valdomos Xbox žaidimų konsolės pulteliais. Didžioji dalis rūdos traukiniais išgabenama į neužšąlantį Narviko uostą Norvegijoje. Geležies rūdos vagonai keliauja į Narviko uostą, į kurį geležinkelis driekiasi per kalnus. Todėl kiekvieną prikrauto rūdos sąstatą traukia 2 galingiausi pasaulyje elektriniai lokomotyvai, kurių kiekvienas yra net 7200 arklio galių. Radimvietę eksploatuoja kompanija, kuri buvo įkurta dar XIX amžiuje. Tai viena seniausių firmų Švedijoje. Dėl ilgametės kasybos veiklos susidarė didelės tuštumos po žeme, dėl kurių ėmėsi linkti aplink esančios uolienos ir iškilo grėsmė pačiam Kirūnos miestui. Dėl to didelė jo dalis yra perkeliama į saugesnę vietą toliau nuo kasyklos. Iškraustomiems gyventojams pastatomas naujas būstas, visiškai analogiškas jų turėtam. Jei senajame name buvo garažas ar sauna, tai ir naujajame jie bus. Vertingiausi pastatai išardomi ir surenkami naujojoje vietoje. Kirūnos bažnyčia, viena didžiausių medinių pastatų Švedijoje, nuspręsta pervežti neišardytą. Tam tikslui tenka platinti gatves.